Turim naują įstatymą apie būsto paskolas, jau girdėjot, kad nuo kitų metų jau, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie įsigys pirmą būstą, galės mokėti tik tai 10% pradinį įnašą. Bet tą įstatymą ne visi teisingai supranta. Tai yra mes šiandien, kad visi mes turim mokėti 15%. Bet nuo kitų metų rugpjūčio 1 dienos jau galėsit mokėti tik tie žmonės 10%, kurie išvis gyvenime turite tik tai pirmą būstą. Jūs dabar galit parduoti savo būstą ir kitais metais išvis neturėti jokių kreditų, bet jeigu jūs jau turėjot kažkada gyvenime pasiėmę kreditą arba turėjot savo būstą, tai nesiskaito paskola pirmajam būstui. 10% galės mokėti tik tai tie žmonės, kurie niekada gyvenime nesiskolino būsto pirkimui. Visi kiti niekas niekam nesikeičia. Jeigu jūs ten, pavyzdžiui, turit pirmą būstą ir galvojat, kad pardaviau, dabar nusipirksiu 2 metais namą, tai jums jau vis tiek reikės tą 15% mokėti. Po to jau jeigu pirksit 2 ar 3 būstą, nesvarbu, jau visada reikės turėti po 30% pradinį įnašą. 50% nuo pajamų. Tai pasiskaičiavau, kad bus galimybė gauti didesnius kreditus. Tai tie, kurie investuotos gerai, nes jie pirks 2, 3 būstą ir jiems, kaip sakant, tos paskolos uždirba pinigus, bet pavyzdžiui, paprastiems žmonėms, kurie tik tai pirmą kartą skolinasi arba nesupranta, kaip valdyti paskolas, tai yra labai rizikingas žingsnis. Įsivaizduokit, pusę savo pajamų atiduoti banko paskolai. Taip, o kur dar komunaliniai mokesčiai, o kur dar vaikai, kur dar kaupimas pensijai ir taip toliau. Taip, kad nėra viskas gerai šitam įstatyme, daugiau jisai man labai panašus, toksai, žinot, negražiai pasakysiu, kad, renka vergus, žinai, tie, kurie vergautų bankams, taip, pasimtų paskolą ir paskui visą gyvenimą mokėtų ir neturėtų pinigų nei atostogom, nei vaikų mokslo. Taip, kad būkite atsargus su paskolom.